O kur tu? Aš bilė kokios tai nenoriu. Aš tai noriu irgi. Aš turiu savo išmėras. Kokias išmėras? Tai tavo išmėras, tai jau gali kaimi žmonės matė, kur dar tu caroti. Kaip pasiutai, bro. O kas tai? Aš turiu pasiruošęs. O kas tai tavo būt? Šliabė, žiūrėkit, merkšės šliabė. Aš palei šitas išmėras turiu šiandien, pažam kokių draugį susiras gyvenime. Per šitokį pogrožį tai tikrai aš draugį tai susirasiu. Susirasi, sakai, kokie dar samata užėmis to ir visą tėvynės sąjungą trūks, kol hersai gros. Liesis, jokas kardus, pamiršiu viską, net savo kardus, net žvilgsnis. Tai linkiu neprarasti geros nuotaikos ir tą gerą nuotaiką pradėti mūsų politinį sezoną. O Vyšniogienė iš tikrųjų šiandien šią vasarą buvo pagrindinis atostogų akcentas, turbūt ne vienai moteriai ir labai geras būdas atostogauti. Tai todėl vieną stiklainį linkiu jums ir skaniai suvalgyti. Irgi reikia ploti. Mėly bendražygiai, mėly svečiai, sveikinu jūs atvykusius į Dzūkiją, atvykusius į Lazdijus ir linkiu čia jums visokiojopos sėkmės. Kodėl sąskrydis vyksta čia, Darpunske, mes tarėmės, kad jis čia vyks čia, bet tai nebuvo lengva įtikinti partijos vadovus. Tai pirmas šūvis už pergalės. Geriausias taikinys tokiai patrankai būtų koks nors senas nomenklatūrščikas. Tai už Lietuvą laisvą nuo nomenklatūros. Klausykit, reikia kažkaip tai susivienyt, mikrofoną.
ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Nors esi maža, bet tokia didi, Nemuno vaga, Lietuvos širdį, žemė Lietuvos. Ąžuolai žalios, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos. Ąžuolai žalios, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Ar diena žiemos, ar naktis rudens, tavo šilumos mums užteks gyventi. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos. Ąžuolai žalios, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Senas Nemunas, amžinai banguos, melsvi ežerai, gimtą kraštą puoš. Ei, žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Valio, Lietuvai! Na kągi, visiems linkiu geros sriubos, geros kelionės, buvo labai smagu čia pasijausti ir vakar.